Tai va, tai kuris šitą dabar darbą matote, tai jisai yra tokia kėdė su tokiais raštais. Ir, ir šitas darbas vadinasi trip kelionė. Nu, dar kitaip, tam tikrų medžiagų mėgėjai, tai šitą tripą irgi verčia, kai suvartoja kokią tai nors psichodelinę medžiagą, žodžiu. Bet kodėl įdomus man pats motyvas, kaip tos kėdės, kur šiaip atrodytų kasdienybėje, ar ten būtų kokiam nors tarpmiestiniam autobuse, ar tiesiog miesto autobusėse, kelionėse, galima išvysti tas kėdės, kuriuose yra tokie raštai visokie įvairiausi, irgi jie yra tokie psichodeliniai, sakyčiau. Ir man kilo klausimas, kodėlgi vat, tie raštai yra vat, tokie, o ne kitokie. Pasirodo, kad paprasčiausiai dėl dulkių ir nešvarumų. Kai mirga marga viskas, nesimato visokios dėmės, snargliai, visokie kleckai, žodžiu, gumos ir panašiai. Tai toksai paradoksas yra, tarsi grožis leipia kažkokį tai purvą. Tai ir pačiam kampe galime matyti tokį raudoną taškelį, kuris man simbolizuoja dar vieną erdvę, sakykime, ta skylė atveria dar kažkokius nepatirtus tai įspūdžius. Toks kaip akcentas, kuris turėtų veikti kaip tapyboje man kaip aštrus skausmelis, toksai pjaunantis žvilgsnį, nukreipiantis nuo to grožio.